įvarčių lyderių, bent jau kol kas, ir išskyrus, žinoma, Liną Kleizą, kuris pirmose mačiuose mesdavo po 20 taškų ir daugiau. Pavyzdinga Lietuvos komandos gynyba, rusams nepavyksta pelnyti taškų, gražus Manto Kalniečio perdavimas, nelabai gražus Mindaugo Lukauskio metimas ir po to pražanga Robertui Javtokui puolime. Nu, štai čia buvo tas epizodas, kada varžovų klaidos, varžovų netaiklaus metimo nepavyko paversti taškais. Ar Linui Kleizai fiksuojama pražanga čia? Dar kartelį. Čia. Taip, ko gero Linas Kleiza yra baudžiamas asmeninė pražanga. Ir tai yra trečioji Lino Kleizos pražanga šios dienos rungtynėse. Sodina ant suolo Ramūnas Butautas Liną Kleizą, grąžina į aikštę Simą Jasaitį. 31-23. Skiria pražangą Darius Šilabirnovičius, rungtynių arbitras, ar Marijonas Petravičius prasižengia taip čia. Ir šypsenėlė, kuri mums tarsi pasako, ką galvoja apie tokį teisėjo sprendimą Marijonas Petravičius. Nepaisant to, Dmitrijus Sokolovas meta 2 baudos metimus. O Kelis Makartis vėl pasirodo aikštelėje. Na, žaidžia jis pakankamai rezultatyviai. Buvo mačas su bulgarais, kuriame Kelis Makartis buvo rezultatyviausias savo komandoje. Na, jeigu kalbėtumėm apie kol kas ryškėjančius rusų lyderius pasirinkimo cikle, tai reikėtų išskirti tą patį Timofejų Mozgovą, kuris labai sėkmingai pradėjo rungtynes šiandien startinėme penkete ir labai netradicinis Dmitrijaus Sokolovo metimas viena ranka. Taip pat Sergejus Bykovas ir Sergejus Monė bei Saša Kaunas yra labai aktyvus pasirengimo mačiuose, o Darijušas Lavrinovičius dabar pataiko dar kartą. Greitai pasivys savo brolį pagal pelnytus taškus. 33-24. Monė. Netaiklus Monės metimas. Marijonas numuša kamuolį Mindaugui Lukauskiui. Reikia greitai viską ir tiksliai padaryti. Ir tą pavyksta iki pat metimo padaryti Lietuvos komandai. Nepavyksta tik pataikyti Tomui Delininkaičiui antrą kartą iš eilės. Nepataiko Tomas Delininkaitis iš tolimos distancijos. 3 minutės ir 15 sekundžių iki ketvirčio pabaigos. Kelis Makartis iš eigos, taiklos metimas. 33-26. Nepavyko Simui Jasaičiui su Darijušu Lavrinovičiumi sužaisti 2 prieš 2. Tai tas pats nestandartinis metimas, tačiau svarbiausia, kad jis yra taiklus. Ir dabar jau Lietuvos komanda prašo minutės per... Na štai toks vaizdas ir plevėsuojanti Lietuvos trispalvė tribūnose. Aišku, keista žaisti krepšininkams tuščioje arenoje, ypatingai kai ta arena yra tokia didžiulė. Nors yra ir privalumų, ypatingai treneriams. Čia susikalbėti yra įmanoma ir girdėti vienas kitą galima be jokių ypatingų pastangų. Želimiras Obradovičius, tituluočiausias treneris Europoje, taip pat čia nepraleidžia progos pasižiūrėti, kaip kas atrodo. O čia aktyvus rusų veikėjas per pastarąsias porą minučių. Dmitrijus Sokolovas po jo dvitaškio. Lietuvos komandos pranašumas aptirpo iki 5 taškų. Tai reiškia, jog šiame kėlinyje kol kas lygi kova taškas į tašką. 10-10 antrojo kėlinio rezultatas bendras. 33-28 mūsų naudai. Tomas Delininkaitis pagauna, kaip sakoma, ant žingsnio.
savo varžovą, tačiau rungtynių arbitras nusprendžia, jog pažeista nešto kamuolio taisyklė ir kamuolys yra atiduodamas rusams. Ir klaidų per daug kol kas šios dienos rungtynėse. Reikėtų ko gero net pripažinti, kad rusų gynyba nėra kol kas tokia agresyvi ir tokia mobili, kaip kad čia su ispanais. O dabar klysta Lietuvos rinktinė savo aikštės pusėje, taigi persvaros liko tik 3 taškai. Na, dabar pats ko gero negalėtų pasakyti, kaip čia ką buvo sugalvojęs Tomas Delninkaitis. Perdavimas, kurio pagauti Simui Jasaičiui buvo neįmanoma. Andrius Mažutis šiandien keičia vieną po kito Lietuvos rinktinės gynėjus, tai Mantui Kalniečiui nesiseka, tai dabar Tomui Delninkaičiui ir Andrius Mažutis. Nors jokių stebuklų nekuria ir nedaro aikštelėje, tačiau vaizdo tikrai negadina. Vitalijus Frizonas. Štai taip, numušas kamuolys rusams tiesiai į rankas. Ir pražanga prieš Jegorą Velcevą. Dar 2 baudos metimai ir Lietuvos komanda praktiškai turės daryti viską nuo pradžių. Nors vienu metu atrodė, jog šansas atitrūkti, pabėgti nuo rusų ir įgyti dviženklį pranašumą buvo realus ir pasiekiamas ranka. Pataiko Jegoras Velcevas pirmąjį baudos metimą. Ir antrąjį taip pat. Taigi tik minimali Lietuvos komandos persvara. Rusai irgi pabandė padaryti kažką panašaus į spaudimo. Vienas perdavimas. tą spaudimą sugriovė Andrius Mažutis, Marijonas Petravičius, Linas Lukauskis. Perdavimas ten, kur to perdavimo laukia ir varžovas. Simas Jasaitis nesuspėja prie Kelis Makartis, tačiau Simui nepavyksta šį kartą pataikyti. Rusai turi šansą išsiveržti į priekį. Prasideda paskutinė antro ketvirčio minutė. Ir Simas Jasaitis priverčia suklysti Kelį Makartį. Lukauskis. Andrius Mažutis iš 3 taškų zonos, taiklus Andriaus Mažučio metimas. Na, Andrius Mažutis dar iš 3 taškų neprametė šiame pasirengimo cikle. 2 tritaškius įsūdė į ispanų krepšį. Buvo dar 3 taškis ir su slovėnais, na, o dabar Andriaus Mažučio snaperiškus sugebėjimus gali pajausti ir rusai. 36-32, štai apsiginti nuo paskutinės atakos nepavyksta, reikia paskubėti. 5 sekundės užtektinai laiko suregzti žymiai drausmingesnė ir geresnė ataka nei ta paskutinioji. Taigi 36-34, 2 taškų persvara Lietuvos pusėje.